Jei galėčiau atsukti laiką atgal ir grįžti į savo 18 gimtadienį, kuomet mano mylimiausi žmonės dainavo man su gimimo diena, o aš kupina ambicijų, naivumo, kūriau norą ir pučiau tas žvakutes. Aš taip norėčiau sutikti tą merginą, apkabinti ją ir pasakyti, kad gyvenimas bus tikrai daug sunkesnis, laukia daug skaudžių pamokų, nuoskaudų, bet aš taip norėčiau, kad su manim būtų kas nors tą dieną atsisėdę ir pasikalbėję ir pasidalinę šiomis pamokomis, kuriomis šiandien dalinsiu su jumis. Sveika, mano vardas Rūta ir šiandien man sukanka 32 metai ir tą progą kuriu šitą video, kad galėčiau pasidalinti tomis pamokomis su jumis ir taip pat tiesiog pažvelgti atgal į savo praėjusius metus, ko išmokau, kur aš patobulėjau, kur galėjau sutaupyti daugiau laiko, sveikatos ir visai yra nesvarbu, ar tau šiandien 20, 30 ar daugiau, nes manau, kad mes visos einam per gyvenimą ir mokomės dalykų skirtingais etapais, skirtingais sezonais, tai manau tikrai kiekviena iš mūsų kažko šiandien gali pasisemti ir išmokti. Jeigu šiai dienai esi vieniša, esi niekam neįsipareigojus, mėgaukis tą akimirką, išnaudok tą laiką, nes realiai, kai tu nesi santykiuose, nesi su kažkokiu partneriu, tau niekas nedaro įtakos ir tu gali išsigryninti, kas tu esi. Pažvelk į tai kaip į nuostabų savęs pažinimo laiką. Yra labai normalu išaugti savo draugus, žmonės, kurie tave supa ir tai nereiškia nieko blogo, tiesiog tai nereiškia, kad tu jų nebemėgsi, tiesiog jūs esate skirtingose gyvenimo etapuose ir kartais yra daug geriau paleisti, negu bandyti lipdyti kažkokius santykius su tais žmonėmis, kur tu jauti, kad tiesiog jau nebeturit nieko bendro. Su laiku išmoksi atskirti, ko tu nori, o ko tau iš tikrųjų reikia. Tai šituo dalyku aš tikrai esu nudegus, nes yra daug dienų, daug situacijų, kur atrodo, aš noriu, man reikia kažką daryti, ar keliauti, ar būti su kažkokiais žmonėmis, kur galiausiai tik per skaudžias pamokas supratau, kad iš tikrųjų tai buvo tik užgaitos, o ne tai, ko iš tikrųjų man gyvenime reikia, kad aš augčiau ir tobulėčiau kaip asmenybė. Daugybę metų buvau tarsi apsėsta ir dariau savo labiau daug spaudimo, kad susikurčiau savo gyvenimo tikslą ir jo siekčiau. Tai irgi užtruko daug laiko, kol suvokiau, kad tas tikslas jisai yra manyje. Reikia vietoj to išmokti įsiklausyti, ką tau iš tikrųjų patinka daryti ir gal atsigręžti į savo vaikystės pomėgius, negu ieškodama kažkokių atsakymų išorėje. Jeigu dar vis atsiduri tose pačiose situacijose, kuriuose tau skaudu ir kuriuose nudegi ir tu matai, kad tai jau kartojasi ne pirmą, antrą, trečią kartą, tai tikriausiai dar nesišmoku savo pamokos ir turėtum atidžiau pažvelgti tas situacijas. Ir kai yra netoks posakis, kad pirmą, antrą, trečią kartą gali būti atsitiktinumas, kad tu atsidurisi nemalonėse situacijose, bet ketvirtą kartą tai yra jau tavo pasirinkimas ir tu turi priimti visą atsakomybę už tai. Laukimas ir pasiruošimas kažkokiam dalykui, ar tai yra santykiai, šeima, karjera, gal tu nori pradėti verslą, gal tu nori pradėti kurti YouTube kanalą, niekada nebus tinkamo momento, kai tu galvosi, viskas esu pasiruošus. Tai jeigu tu turi svajonę kažkokią, pradėk ties ją dirbti ir kažkaip išsiaiškinsi likusius dalykus eigoje, nes tikrai galiu prisiekti, kad nebus tos dienos, kad tu atsikelsi ir galvosi, viskas, šiandien pradedu tą daryti, visos aplinkybės yra tam palankios. Darbas ir karjera. Skaudžiai išmokta pamoka, bet nesidalink darbe jokiais asmeniškumais. Tavo kolegos nėra tavo draugai. Amen. Čia yra šventas dalykas. Atrodo, kad ir kokie geri santykiai anksčiau ar vėliau tai gali atsisukti ir prieš tave ir žmonės žiūrės savęs. Todėl užtikrink, kad niekada per daug neatsiveri ir irgi skaudžių būdų išmokau, kad geriau, jeigu žmonės paklausia tavęs, kaip praėjo savaitgalis, vietoj to, kad tu duotum ataskaitą, tiesiog pasakyti, viskas gerai, praleidau su šeima, draugais ir nesigilink į detalės. Pradėk investuoti pinigus kuo anksčiau ir mokykis finansinio raštingumo. Dėl šito dalyko aš dar vis pykstu ant visos sistemos, kad niekas mūsų nei mokyklo, nei universitete nemokino to. Ir labai dėl to pasigailėjau, tai jeigu grįžčiau atgal, nuo 18-19, sakyčiau, net nėra kada per anksti turi mokytis to finansinio raštingumo ir tai yra tavo atsakomybė, kaip tu valdysi savo pinigus ateityje. Taip pat mano patarimas turėk visada vadinamą emergency fund ir niekada negyvenk ant nulio, nes nežinai, kada tau gali prireikti pinigų ekstremaliom situacijom. Yra labai lengva prisikurti tikslų gyvenime, bet sunkioji dalis yra jų laikytis iš tikrųjų. Tai lengva yra atsisėsti ant lapelio, susirašyti naujieji metai, kokie mano tikslai,
bet ar tu iš tikrųjų pasiruošus dirbti dėl jų. Per tuos metus išmokau, kad disciplina ir tas tikslų siekimas yra didžiausia meilės išraiška savo. Ir apie tai iš tikrųjų esu padariusi visą video, kur gali pasižiūrėti mano kanale ir pasigilinti šią temą daugiau šiek tiek. Išmok brėžti ribas tiek darbe, tiek asmeniniuose santykiuose. Žodis ne, tai gali būti pilnas sakinys ir tau niekam nereikia aiškintis, kodėl tu nenori kažko daryti ar kodėl tau kažkas nėra priimtina. Jeigu tu intuityviai jauti, kad tai kažkokia situacija nepadeda tau būti geresniu žmogumi ir augti kaip asmenybė, tai tu gali tiesiog pasakyti ne, nusisukti ir eiti toliau. Kitas patarimas dėl karjeros, kai pereini jau visus interviu etapus ir gauni darbo pasiūlymą. Niekada, prašau tavęs, nepriimk pirmo darbo pasiūlymo. Darbdavys visada tikisi, kad tu dėrėsies, tai jeigu tu iš karto pasakysi taip, net jeigu tu esi labai tokioje gyvenimo situacijoje, kur tau be proto reikia darbo. Man atrodo, net įstatymiškai darbdavys negali atsitraukti su tuo darbo pirmu pasiūlymu, kurį tau pasiūlė, tai tu visada galėsi prie jo grįžti, bet mano patarimas: gauni darbo pasiūlymą, padėkok ir pradėk dėrybas. Jeigu norėtum išmokti daugiau, kaip įsiderėti geresnes darbo sąlygas, tai tikrai turiu daug gerų patarimų iš savo patirties ir karjeros, tai palik komentarą ir galėsiu apie tai pakalbėti šiek tiek daugiau. Kitas dalykas. Čia jau kalbame apie socialinės medijas, kadangi mes norim ar nenorim, vis tiek matom, kaip kiti žmonės gyvena ir būna nesąmoningai, būdavo pradėdavau lygintis, kad tas žmogus turi gerą karjerą, o va tas turi susikūręs gražią šeimą, o va ta mergina daug keliauja. Užtruko man laiko suvokti, kad tu negali turėti visų dalykų vienu metu. Tu gali turėti viską, ir karjerą, ir šeimą, ir sveikatą, ir gerą fizinę formą, bet turbūt ne vienu metu, nes yra tiesiog fiziškai neįmanoma visų dalykų išbalansuoti tą pačią akimirką. Todėl jeigu tu šiai dienai esi susifokusavus ties šeimos kūrimu ar ties karjera, tu negali savęs graužti, kad tu neprogresuoji kitoje gyvenimo srityje. Kuo anksčiau atsirinkti žmonės, kurie tau yra autoritetas, ir dar geriau būtų įsirinkti tuos žmonės, kurie yra vyresni, tai nėra tavo bendramžiai, bet tarkim 50 metų ir daugiau, tai apsidaryk savo aplinkoje žmonės, kurie tave labai įkvepia, gal tai teta, gal seneliai, gal kažkoks įžymus žmogus, ir atkreip dėmesį, kaip tie žmonės nugyveno savo gyvenimą. Tai ypač tas liečia sveikatą. Jeigu tu matai žmogų geros fizinės formos ir sveikatos, ar labai intelektualų, tu pasidomėk apie jų gyvenimo rutiną, gyvenimo įpročius, nes tu esi savo ankstesnių pasirinkimų atspindys. Sekanti tema yra meilė, santykiai su savimi, santykiai su vyrais. Žmonės vertink, o ypač vyrus meluoji, ne pagal jų žodžius, o veiksmus. Mes esame moteris tokios būtybės, kur mes sakom mylim ausimis, bet jeigu vyro veiksmai nesiderina su žodžiais, nešvaistyk savo laiko ir judėk į priekį. Kalbant apie draugus, tikri draugai išliks visą gyvenimą, net jeigu tu gyvensi už 1000 kilometrų ir tai nebus kažkokia atmaskė vadinama, kad mes negalim bendrauti, nes tu va išsikraustai į kitą šalį. Tie žmonės, kurie norės palaikyti su tavim ryšį, palaikys ir išliks draugais, nesvarbu, kokiose aplinkybėse tu būtum. Kitas mano patarimas yra: neatverk savo vidinio pasaulio per greitai, ypač kalbant apie santykius su vyrais. Jeigu tu esi tokioje gyvenimo stadijoje, kad vaikštai gali pasimatymus, susitikinėji, susipažįsti su daug naujų žmonių. Mano asmeninė nuomonė, kad tas žmogus, kuris nori patirti ir pažinti tavo vidinį pasaulį, jis turi nusipelnyti jo, nes jeigu tu dedi daug pastangų į save, kaip į moterį, kaip į asmenybę, tikink, kad tas žmogus vertins, ką turi tam pasiūlyti, ir netgi yra toksai posakis, nežinau, lietuvių kalboje, kur sako, nemėtikit perlų kiauliams, tai realiai jeigu žmogus nevertins tavo vidinio pasaulio, neatsiverk, net jeigu pirmą ar antrą ten pasimatymą atrodo, kad viskas čia yra mano žmogus, įsitikink, ar tikrai verta tau skirti laiko ir parodyti visą savo grožį, kurį turi viduje. Kitas patarimas. Chemija praeina su visais žmonėmis. Turėk omeny, kad tie drugeliai praeis, tai kai tu renkiesi partnerį, aš jau net nekalbu apie vyrą, su kuriuo tu planuoji kurti šeimą ar susilaukti vaikų, įsitikink, kad yra daug daugiau negu tik ta vadinama chemija, kad yra bendras požiūris į gyvenimą, bendras laisvalaikis, bendri pomėgiai, dalykai, kurie jūs jungia apart fizinio kontakto. Praeis ir labai yra tikrai daug ir mano rate porų įsiskyrusių, kur atrodo viskas, myliu, negaliu, praeina keli metai ir tada aš nieko nebejaučiu, tai ir yra normalu. Tai yra tiesiog mūsų chemija, kaip veikia mūsų smegenis, ir tas medaus mėnuo praeina visiems. Toliau, jeigu sutikai tokių žmonių, kuriems tu esi per daug arba jie tave laiko keistuolę,
jie nėra tavo žmonės, patikėk. Atsimenu, kai irgi pradėjau susitikinėti su savo dabartiniu vyru, mano sesė manęs paklausė, Rūta, ar tu gali prie Sam šokti, dainuoti, pasileisti plaukus, nes visą laiką man patinka tiesiog pasileisti muziką ir kai aš sakau shake the booty, ir mano atsakymas buvo taip galiu ir tas žmogus priema mane tokią, kokią esu ir vertina ir mato grožį tame, tą laisvę visą ir kartu su manim šoka, tai reiškia, kad tas žmogus yra tikrai mano tipo žmogus, negu kur kitas galėtų pasakyti, kokia keistuolė, ką čia sau šoka viena. Toliau kalbant apie vyro pasirinkimą, savo partnerio pasirinkimą, bus vienas didžiausių tavo gyvenimų sprendimų, nes realiai tavo partneris paliečia visas tavo gyvenimo sritis, tavo gyvenimo kokybę, sėkmę, emocinę sveikatą, tai įsitikink, kad tas žmogus tave palaiko, o ne priešingai nutolins tave nuo tavo svajonių ir tikslų. Toliau, kalbam apie sveikatą, psichologinę ir fizinę. Žinau, kai tau yra 20-21, tikrai tau atrodo ne iki sveikatos ir atrodo gali ir vakarėlius eiti, ir nemegoti. Tikrai reikia daryti tuos dalykus, ir eiti, ir smagintis, ir vakarėlius, bet viską daryti su sveiku protu. Ir vis tiek visą laiką atsigręžti savo fizinę sveikatą ir rūpintis ją. Aš net nekalbu apie tai, kad tu pamatysi tiesioginį poveikį, kai tau bus ten 24 ar 25, nes tu vis tiek esi jauna, stipri, pilna energijos, bet realiai esmė yra, kad per tuos 20-uosius tu susikurtum įprotį rūpintis savimi, nes yra daug sunkiau, kai tau bus, tarkim, 30, 35 ir daugiau ir tada staiga viskas, noriu sveikai gyventi, noriu reguliariai sportuoti, sveikai maitintis. Tuos įpročius tau bus daug sunkiau susikurti negu jaunystėje. Supras, kaip veikia tavo hormonai, tas irgi labai turi didelės įtakos tavo sveikatai, tavo nuotaikom, tai pasidomėk šitą sritimi taip pat. Kuo anksčiau išmok gaminti sveiką maistą, nes sutaupysiu daug pinigų ir taip pat tavo kūnas atsidėkos, kad tau nereikia užsisakinėti kasdieno sušių, burgerių ir taip toliau, ir kai gali tiesiog sveikai pasidalinti gero, kokybiško, šilto naminio maisto. Ir paskutinis su sveikata susijęs mano patarimas, tai rūpinkis savo stuburo ir nugaros sveikata. Kaip bebūtų, stuburas yra mūsų kaip viso kūno pamatas ir nevertėtų jo apleisti ir ypač, sakyčiau, nuo 30 su daug savo bendramžių esu kalbėjus, kad nuo 30 kažkaip pasijaučia, kad aš iš viso turiu nugarą, kur atrodo mes jos nejausdavom prieš tai. Šiandien paskutinis dalykas, kuriuo norėčiau pasidalinti, kaip tik gimtadienio proga, suvokiau, gyvenimas jisai vyksta sezonais. Neverta turėti kažkokio vieno tikslo, kad ten, aš net nenoriu kalbėti apie materialius, kad ten, nežinau, turėti namą, mašiną, kažkokią karjerą, labiau gal tokius dvasinius dalykus. Nes realiai kas atsitiks, kai tu tą tikslą pasieksi, tarkim, anksčiau, nusiperki namą būdamas ten, nežinau, 29, kaip pavyzdys. Ir kas vyks tada, koks tavo kitas gyvenimo tikslas. Tai tie tikslai yra reikalingi, bet tu realiai kas metus gali susikurti vis po naują kažkokią siekimybę, o visa kita yra tiesiog mėgautis procesu. Tikiuosi kažko pasisėmei naudingo šiame video ir jeigu taip, tai labai prašau paspausti mygtuką like, tas padės pasiekti daugiau žmonių ir taip pat prenumeruoti, kad nepraleistų mano sekančią video. Ačiū labai ir iki.